Labas, Lina. Labas. Ar galėtum šiek tiek pasidalinti, kokie jausmai ar, taip sakant, įspūdžiai tave lankė vakar po Satsango vykusio? Šiaip išvažiuoju su tikrai nuostabia būsena, pasipildžius, daug meilės, labai daug šilumos, palaikymo, gražaus vedimo, tokio atsiverimo ir nemažai asmeninių įžvalgų. Daug kas sako, kad nežino, kas yra Alfreda. Kas tau yra Alfreda? Gal galėtum ją apibūdinti? Alfreda yra labai labai visapusiškas žmogus, kuriame telpa nepaprastai plati sąmonė, dieviška energija ir dieviška išmintis, lygiagrečiai su tokiu paprastumu, lengvumu, žmogiškumu ir racionalumu. Todėl su ja tikrai nepaprastai gera tiesiog būti ir matyti jos pavyzdį. Gal galėtum kaip nors ir kitus pakviesti į šią patirtį? Šiaip jau patirtis labai unikali, dėl to, kad kiekvienam sudaromos sąlygos labai giliai pasižiūrėti save, nusimesti visas kaukes, tapti atviru, nuoširdžiu, tikru. Kai kurie žmonės gal net ir tokiais net savęs ir nepažįsta. Ir toks tikrumas visada veda prie nepaprastų atradimų. Ir šita nuostabi aplinka ir tikrai bendraminčių tokia kompanija, kur labai skirtingi žmonės tampa vieni kitiem tokiais bendrakeleiviais, kurie nepaprastai palaiko, kiekvienas kažką kitam tarsi atneša ir netgi kažkokių įžvalgų ir patirčių vienas iš kito pasisėmėme. Tai tiesiog visos idealios sąlygos giliam virsmui. Kiekvienam pagal tai, kas jam aktualu, bet čia mes visi vienas kito virsmus liudijom ir buvo labai gražu ir labai palietė. Ačiū tau, Lina. Ačiū.